Sveiki visi atvykę į video. Šiandien aš važiuoju į mišką. Jau netoli miškas. Už kokių 100 metrų. Tai va, pravažiavau mišką jau. Ten miškas. O ten pravažiavau kokius 2 kilometrai. Va, važiuosiu iki balos. Pažiūrėsim kiek vandens ir pažiūrėsiu ar geras kelias. Būdavo labai blogas kelias. Šlapia. Balos. Jau šlapia, net girdisi. Kiek neužklimti ir labai neršti taškys. Šonu pravažiuosim. Va čia va toksai eina. Griovys. Čia buvo pilto, jau daugokai. Seniai tų tokių. Čia labai seniai būdavo bala. O čia dabar ir biškį yra. Bet nevažiuojam, čia važiuojam keliuku. O, jei, kad čia šlapia, čia mašina niekaip. Atrodo nieko, bet čia labai šlapia. Balas viso. Vilnutėlė. Čia va kur dabar vanduo, tai būdavo gal tik tai, va čia kažkur prasidėdavo, kur 5-4 kokį metrai. Ir va nuo čia jau giliau biškį būdavo, o nuo čia jau taip normaliai. Ir čia koks metras į šoną. O pavėsinė tokia. Yra ledo, sniego biškį, aišku tikrai nelipsiu. Tai plonas ir jau kraštuose nieko nėra. Labai purvinas, aišku, vanduo. Nes tiesiog tirpsta, nuo visko bėga. Kažkur grėblys da būdavo. Ir čia imdavom žolę, čia labai daug žolių. Žvejot atvarydom, čia daug. Va gyvūnų pėdos. O čia kažkas skendė gyvūnus kažkoks. Vaikščiojo čia kažkas. Tai va, važiuosim dabar į mišką atgal. Įsuksim į keliuką tokį. Va, čia dar gyvūnų. Va, čia žemuogių ant šito kalno būna vasarą. Tai va vandens tai čia bėlė kiek. Apsitaškė nugarą važiuojant per keliuką. Nežinau ar girdisi, nes vėjas. Diena graži, aišku, apsiniaukia, bet čia vėjas. Tai va. Stirnų pamačiau. 4 stirnos. Žygiuoja. Gerai. Kažkokį keliuką įvažiavau. Bet jau balų laukuose. Eina savo. Gerai, važiuoju taikiai. O per tokį pervažiuot reikėjo. Tai upė kažkokia. Čia kanalas eina, man atrodo. Ne, ta prie kelio kanalas. Čia kažkoks. Ai, va čia eina tas pats kanalas, čia nuteka. Dumblynai. Taip čia pravažiuot nenoriu, susipurvyt. Važiuot noriu, bet susipurvyt ne.
Tai važiuosime į parką ir varysim naktį. Tikėkime, filmuoju. Dabar čia va. Oho, dabar čia varom. Ir dabar varom. Čia tikėkimės nepasiklysiu. Ne, žinoma, atrodo kelias. Šiaip nelabai. Aš kaip važiuoju. Tiek rašų išvažiavimą. Ai, žinau, jo, irgi važiuoju. Arčiau kažkaip biškį privažiavau. Ai, va, čia tas kelias, va. Jo, gerai čia. Va nežinau, ar kažkas atsimenat šitą vietą. Pačiam pirmam video ten va kažkur burnautą dariau ant ledo. Darom burnautą ant ledo. Labai gal dar užvažiuosiu, bet jau tikrai ne. Kaip iš toliau pamačiau, kad čia balos. Va. Daušiau stipriau, bet nenoriu sušlapti. Šitas miškelis reiškia kažkoje pelkė. O dabar kaip čia prilijo, čia buvo baisiai, nes tas ten buvo ledas su koja praskelės prie žolių, ten toliau vėl biškį įlūžęs buvau, užlipti įmanoma. Biškį užvažiuoti greitai įsilėgos gal pavyktų, kol koks vienas ratas neįlūžtų, vienas įlūžtų, tau viskas. Net užvažiuoti per šoną, nes va visi kraštai visiškai vidurys tai tą biškį gal ir laikytų. Nes storesnis, aš tikrai nevažiuosiu, tikrai ne šiandien, kitą žiemą. Kaip matau prieiti arčiau, aš norėčiau parodyti. Aš galėčiau privažiuoti iš visai kito galo. Tai daugokai važiuoti. Tik nuo čia kažkur išdirbta. Dabar čia viskas permirkė. Va, per pirmą video driftsnau. Va, ten burnautą dariau. Va, tiesiog ten driftsnau. Nuo to posūkio taip pat jau čia. Paskui va čia dar biškį ant pačio galo. Kaip čia praeit, čia šlapia viskas, o jei, smigt pradėjo. Aha, bet čia dabar važinėjau, atsimenu. Va teta joda. Tai ir buvo, matėsi plonesnis, tamsesnis buvo ledas, kai važinėjau. Tada kaip tą šortą įkėliau, tai čia dar storas matosi, čia labai jau storas, net niekaip pralaužt neina. O ten toliau irgi plonas. Ten prie žolių pralaužiau. Šitą dabar video filmuoju ketvirtadienį, vasario 15, ryto vasario 16. Nežinau, kada įkelsiu, nes šiandien įskėlė anas video, kaip keičiau oro filtrą. Šitą gal kokį šeštadienį įkelsiu. Dabar atostogos, tai galima bus daugiau video prifilmuoti. Oro filtras. Gerai. Jau matosi, kad pavasaris. Oras jau toksai geras. Šilta dabar kokį 5 arba 7 laipsniai pirmai buvo šilumos. Tai va čia važinėjau dabar biškį. Pievukiai tokia. Jau medis nulūžęs. Ir kodėl čia tik ir mašinos dalys ir traktoriaus priekabos padanga. Veidrodėlis, buferis. Tai kam? Kam viską mest tik į mišką?
Čia dar šiukšlių. O, stirnų šūdai turbūt. Turbūt, kad stirnų. Sniego biškį. Pravažiuosiu dar pro sniegą. Važiuojam iš to labai didelė žolė, mažai galių. Labai sniegas toksai, minkštutis. Kažkaip pasišokinėtam, ledo. Čia ir toj maloj būna. Čia dribstinė. O čia ir mašinų vėžės. Čia traktoriaus. Va, su mašina. Tokį ramiai. Geras kitas paskirtas. Pasivažinėjau biškį. Dabar reikės sugrįžti namo. Tai va, manau, čia bus jau video pabaiga. Nežinau, kokį ilgį šitas video gausis. Prifilmavau kažkur gal 15 minučių, nežinau. Kažkiek, bet sumontuosiu gausis dar mažiau. Tai va, čia buvau aš. Ir laukiam kitų video ir viso gero.